Ką šiandien veikia būsimieji medikai Kaune? Arba tiesiog kviečiame prasidainuoti. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendrabučio koridoriuose 2 kart per savaitę renkasi būsimieji medikai, odontologai, farmacininkai ar veterinarai. Sveiki. Pusvalandis iki repeticijos pradžios. Choro vadovė Silvija Pročkytė ateina pirmoji. Bet čia tai jeigu už gerą dainavimą. Kartais būna nukrenta gliukozė, bet dainuojant tai reikia atsigaivinti, tai per pertraukėlę, tai mes čia visą laiką turim tokių skanėstų pasidėję. Sveikatos mokslų universiteto choras Neris ko gero seniausias Lietuvos aukštosios mokyklos meno kolektyvas. Pernai paminėjo savo pirmąjį 100-metį. Nežiūrint visko, įdomu, kuo medikų choras išskirtinis. Išskirtinumas yra tai, kad jie labai atsakingai žiūri į tą darbą. Tai kaip jie atsakingai žiūri į studijas, kaip mokosi iki išnaktų savaitgaliais, dirba per naktis, taip jie atsakingai ir į chorą žiūri. Mormorando. Repertuaro įvairovė labai priklauso nuo to, kokią tu sudėtį chorą turi. Kai balsų pasiskirstimas koks yra, ar pakankamai tenorų turim, nes irgi tokia opi problema ne tiek Lietuvoje, kiek ir viso Europoje, kad vis tų vyrų trūksta. Vilnietis Justas Mikulskas, 6-kursis veterinarijos studentas. Justas svarstė, ką gydyti - žmones ar gyvūnus. Gyvūnai kartais jiems sunkiau prisišauktos pagalbos, jie negali su mumis kalbėti. Tai nusprendžiau, kad jiems suteikti tą pagalbą man teiktų labai daug džiaugsmo. Buvęs altas, dabar Justas dainuoja tenoro partijas. Chore dainuoju jau nuo seno, nuo 1 klasės, baigiau Ąžuoliuko muzikos mokyklą, bet su laiku tiesiog tai tapo gyvenimo būdu. O universitete ieškojau kažko panašaus, ieškojau bendruomenės ir būtent per muziką radau tą savo bendruomenę, savo draugus. Justas čia jau 5 metus, todėl jis ne tik tenoras, bet ir choro viceprezidentas. Vienas iš Justo gebėjimų kiek netradicinis. Kartais tokiu būdu tenka kviesti choristus į repeticiją. Farmacijos 2 kurso studentė kaunietė Ema Januškaitytė dainuoja nuo mažens, todėl įstojusi į universitetą įveikusi atrankas tapo viena iš choro sopranų. Į 1 kursą, kai atėjau, nes jau dainavau mokykloje, tiek gimnazijoje, tiek pradinėje klasėje. Ir kai atėjau į universitetą, tiesiog labai norėjau toliau tęsti šį savo sugebėjimą, toliau kultivuoti savo hobį. Ir ieškojau labai, kokie tie chorai yra ir ką galėčiau veikti, tai radau, kad yra Neris. Ir atėjau, buvo šiek tiek nedrąsu, nes buvo atrankos, bet atrinko mane, pakvietė į sopranus dainuoti ir dėl to labai smagu. Nesibaigiantis atsiskaitimai, laboratoriniai, koliokviumai, choristai medikai ko gero labiau pavargę nei kitų profesijų studentai, o gal atvirkščiai. Gal repeticija juos veikia kaip terapija. Čia gali išdainuoti visas susikaupusias emocijas ar nuovargį. Tikrai taip. Tikrai galima. Ateini ir būna kartais dainuoji, tau vokalo mokytojas sako, reikia kažkaip linksmiau, reikia šviesiau, o tau tą dieną, ne tas visiškai galvoji. Čia gimsta ir romantinės istorijos. Tai manau, tokia labai gera terpė vykti tokiems visiems smagiems romantiniams dalykėliams. Sakykime, aš su savo draugu, kartu jau esame 7 metus, susipažinau būtent chore. O štai ir būsimoji kardiologė Jonavietė Sofija Goda Cieškaitė, gydytoja rezidentė, taip pat ir choro prezidentė. Pasak Sofijos, muzika jai padėjo nugalėti ir scenos baimę, kurią jie jausdavo nuo vaikystės, dar mokydamasi meno mokykloje. Turėčiau padėkoti savo buvusiai muzikos mokytojai, kad jinai man visada sakydavo, kad prieš koncertus savo kartok žodžius. Aš viską moku, aš viską sugebu ir man viskas pavyks. Susipažinkite, Nojus Ramanauskas, kaunietis, baritonas, 2 kurso sveikatos psichologijos studentas. Chorinis dainavimas įlydi nuo vaikystės. Jis pastebi, kad būtent dainavimas yra svarbus ir fiziniai, ir psichiniai žmogaus sveikatai. Menas yra labai svarbus dalykas, per kurį mes išreiškiame save. Ir manau, kad tai yra labai vertinga žmogui ir veikla. Ir tiesiog, emociškai, net ir jeigu prastai jaučiuosi, tarkim,
ne kaip, nu, tiesiog prasta diena, ateinu į chorą ir vis tiek išeinu su šypsena. Choras moko ir sudėtingų dalykų, pavyzdžiui, girdėti ne tik save, bet ir savo kolegą stovintį šalia. Sinchronas turi būti, turi harmonizuotis visą laiką bendrai, net ir jeigu kartais nata kitokia dainuojama yra bendrai, bet vis tiek gaunasi tokia harmonija ir suderėjimas. Choro vadovė Silvija Proškytė pastebi, choras tai bendruomenė kaip didelė šeima. Apskritai choras kaip dalykas, jis labai yra lankstus įvairaus tipo žmonėm. Tai yra tiek intravertam, tiek ekstravertam, kiekvienas gali čia atrasti savo vietą. Tai manau, kad tas ir yra svarbiausia, tas priklausimo bendruomeniai jausmas ir muzikavimo kartu džiaugsmas. Choro vadovė prisimena ir savo muzikinio kelio pradžią. Šeimoje nei mama, nei tėtis nemuzikuodavo, o štai močiutė Irena buvo kitokia. Jeigu gerai atsimenu, tai močiutės čia buvo nuopelnas turbūt vesti mane į muzikos mokyklą. Jinai pati irgi, kai buvo jauna, šoko ansamblyje ir dainavo, važiuodavo į dainų šventės, tai matyti jai tas buvo labai svarbu, kad kaip perduoti tą jausmą ir tą pojūtį, žodžiu, man. Paskui baigiau Naujalio mokyklą, tada sekė universitetas. Pradžiai buvo darbai susiję su daugiau vadyba, choro vadyba, festivaliais, visokių renginių organizavimais, bet vis tiek viskas apie chorus sukosi visada. Sėkmė čia matuojama ne ambicijomis, o gebėjimu išgirsti ir susikalbėti. Silvija sako, be glaudaus ryšio su dainuojančiais studentais jos darbas netektų prasmės. Kas vadovas yra be choristų, kad pats savo sienai gali padiriguoti ir viskas, tom ir pasibaigs. Tai manau, kad čia yra tas tarpusavio ryšys su choristais yra labai svarbus.